Radio Gama. Žodžiai iš minties, muzika iš širdies. Protonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais. 2023-aisiais Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas daktaras Vytautas Jokubauskas išleido mokslinę monografiją Gyvenimas ir mirtis Lietuvos kariuomenėje 1918–1940 metais. Monografija parengta ir išleista vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektą Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomeniai 1918–1940 metais. Toną mintims užduoda docentas daktaras Vytautas Jokubauskas. Sveiki gerbėmieji. Karas, matomai, yra neatsiejama žmonijos civilizacijos dalis. Lietuvos valstybė, Lietuvos visuomenė taip pat nekartą yra patyrusi karą ir jo baisumus. 20-ame amžiuje Lietuvos teritorijoje vyko 2 pasauliniai karai. Pirmas pasaulinis ir antras pasaulinis. Bet visuomenė dažniau mėgsta prisiminti ir akcentuoti ne šiuos didžiuosius karus, svarbius viso pasaulio istorijoje, bet tuos karus, kurie vyko po jų. Tai yra karai po karų. Po pirmo pasaulinio karo Lietuvoje, kaip ir visame vidurio rytų Europos regione, vyko karas dėl Lietuvos valstybės nepriklausomybės įtvirtinimo. Žinome iš istorijos, kad po antro pasaulinio karo 1944–1953 metais vyko partizaninis karas dėl Lietuvos valstybingumo. Norėčiau su jumis pasidalinti mintimis bei įžvalgomis apie karą dėl Lietuvos nepriklausomybės, kuris vyko po pirmo pasaulinio karo. Kaip žinia, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba paskelbė apie Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą. Tuo metu, po pirmo pasaulinio karo, daug kas svarsto, kad patirti nuostoliai, žuvę 10 milijonų žmonių, yra pakankama priežastis, kad tautos ir valstybės turėtų nusiginkluoti. Ši idėja egzistuoja ir Lietuvos valstybės politinio elito galvose. Ir neatsitiktinai ministras pirmininkas Augustinas Voldemaras delsė pradėti kurti Lietuvos kariuomenę 18 metais, teigdamas, kad pasaulis mūsų nesupras. Po milijonų žūčių pirmo pasaulinio karo metu mes atkūrėme valstybę, pradedami nuo kariuomenės. Ir draugingos lietuvių tautos niekas nepuls. Taigi, poreikio tam nėra. Nutiko visai kitaip. Jau 1918 metų pabaigoje, gruodžio mėnesį, dabartinės Lietuvos teritorijos rytinės, šiaurinės pakraščius pasiekė Raudonoji armija, kuri tuo metu riedėjo į vakarus su pasaulinė revoliucija, kuri, kaip mes žinome iš istorijos, vis dėlto neįvyko. Čia mes susidurėme su pirma problema. Kadagi prasidėjo karas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Problema gilina ir tai, kad tuo metu Lietuvos valstybė de jure nėra pripažinta pasaulio bendruomenės ir nėra nustatytos aiškios valstybinės sienos. Taigi nėra aišku, kurios vietovės, miestelio, kaimo ar apskrities užėmimas, į kurio vietą įžengimas, jau yra įžengimas į Lietuvos valstybės teritoriją, tarpukario sampratoje. Ir to atsakymo paieškos mums jau kūrė tam tikrą įtampą. Tarpukario Lietuvoje Lietuvos kariuomenė išleido įsakymą, kuris buvo padiktuotas tam tikrų labai aiškių ir praktinių sumetimų, tai yra skaičiuoti karininkų tarnybos stažą, tarnyba karo metu buvo skaičiuojama dvigubai, buvo išleidusi įsakymą, kuriame nustatė oficialiai de jure, kad nepriklausomybės karas prasidėjo 1919 m. sausio 5 dieną, data tokia šiek tiek ir simboliška, būtent tą dieną Raudonoji armija įžengė į Vilnių ir jį užėmė. 1919 metais tie kariniai veiksmai prasideda. Reikia pasakyti, kad ta sausio 5 diena niekada nebuvo kažkokių minėjimo ar iškilmių data, tik tais 2023 metais Lietuvos kariuomenė pirmą kartą Kaune prie nežinomo kario kapo, prie Vytauto Didžiojo karo muziejaus surengė iškilmes, padėjo gėlių ant nežinomo kario kapo, būtent paminint karo pradžios datą.
Įprasta pasaulyje minėti paprastai karo pabaigą, bet šiuo atveju Lietuva vėlgi susiduria su problema, nes nėra aiški data, kada ji pasibaigė Lietuvos nepriklausomybės karas. Nes nėra pergalės dienos, nėra pergalės parado, sakykime, kaip tai yra aiški taikos sutartis ir aiški karo pabaiga. Latvijoje, Estijoje, tai tą dieną šventė visą tarpukarį, organizuodami paradus kiekvienais metais vis skirtingame mieste. Lietuvos valstybės atveju yra patirtis tokia, kad nėra pralaimima, bet nėra laimima, nes Vilnius istorinė sostinė lieka ne Lietuvos pusėje, o yra Lenkijos teritorijos dalis. Vėlgi galima pasiremti tuo pačiu įsakymu, kuris de jure konstatuoja, kad faktinių karinių veiksmų, karo veiksmų diena laikyti 1920 m. gruodžio 1 dieną. Taigi, iš esmės, de facto, pati kariuomenė konstatavo Lietuvos, kad jinai kariavo nuo 1919 m. sausio 5 iki 1920 m. gruodžio 1 dienos. Pirmoji problema, kaip ir būtų išspręsta remintis tarpukario Lietuvos kariuomenės sprendimu. Antra problema, o vis dėlto kaip tai vadinti? Semantika. Nepriklausomybės kovos, nepriklausomybės karai ar nepriklausomybės karas. Dažniausiai mes, istorikai, visuomenė, vartoja žodį kovas, nors čia galima įtarti, kad prie žodžio kovų prieita siekiant to termino paslėpti ir tuos prisidėjusius prie valstybės atkūrimo, kurie fronte nebuvo, kurie dirbo diplomatinį darbą, buvo politiniai lyderiai, valstybės tarybos nariai, galbūt netgi tie, kurie prisidėjo prie lietuvių tautinio atgimimo dar iki Pirmo pasaulinio karo. Taigi ta kovos sąvoka, jinai gal šiek tiek ir praplečia visą tą procesą, nepasakydama, kad tai būtinai yra kariniai veiksmai. Antra galima versija tai yra karai, kadangi Lietuvos valstybei minėtų 1919-20 metų laikotarpiu teko kovoti su 3 priešais. Tai yra su Raudonąja armija, su bermontininkais labai trumpas epizodas yra ir su Lenkija bei jos, sakykime, kariuomenės tokia atmaina laikinai sukilusi Želigovskio pajėgomis. Tai tie 3 priešai, kurie iš esmės tarpusavyje jie nėra sąjungininkai, kai kurie iš jų tarpusavyje tuo pačiu metu kariauja, tai yra Lenkija su Sovietų Rusija yra kariaujančios, bet jos kariauja ir su Lietuva. Ta tokia ganėtinai keista padėtis, kai vieni su kitais kariauja. Bet žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, tuo metu Lietuva kariauja dėl vieno tikslo – apginti valstybingumą, tai yra įtvirtinti suverenitetą, kuris yra vasario 16 dieną paskelbtas. Na ir galbūt yra terminas tada tinkamas karas. Paanalizavus tarpukario Lietuvos karinės spaudos numerius, tą vadinamą diskursą, karį, kardą, trimitą, galime teikti, kad šitie 3 išsireiškimai naudoti sinonimiškai ir kažkokios tai labai aiškios konotacijos skirtumų, kad vienu ar kitu atveju naudotas vienas ar kitas išsireiškimas, neižvelgsime, nors tarpukariu dominavo nepriklausomybės kovų įvardymas maždaug pusę. Kita pusė dalydasi po lygiai, nepriklausomybės karas kaip vienas arba nepriklausomybės karai kaip 3. Na, žinoma, su bermontininkais tas konfliktas buvo labai toks laike trumpas, susirėmimų daug nebuvo, vienas toks intensyvesnis tai yra Radviliškio kautynės ir pavienių mažesnių susidūrimų. Taigi, antroji problema būtent, kaip mes jį galime pavadinti. Na, akademinėme arba mokslo pasaulyje paprastai, kas yra problema, tai yra skirtumas tarp to, ką žinome ir ką norime sužinoti. Tai šiuo atveju mums iškyla klausimas, kad mes norime sužinoti ir kaip vadinti tą karą, ir kada jisai prasidėjo, ir kada jisai baigėsi, taigi kuria tam tikrą įtampą. Na ir galiausiai, sprendžiant šitą klausimą, mes prieiname prie karo nuostolių. Karo nuostoliai susideda iš daugybės dedamųjų, tai yra ir materialiniai, sunaikintas ūkis, infrastruktūra, bet aišku, svarbiausia yra žuvę žmonės, žmonių gyvybės. Kalbėti apie civilius būtų labai sudėtinga, nes patikimų duomenų apie žmonių kiekius žuvusius nepriklausomybės karo metu ar prieš tai Pirmo pasaulinio karo metu civilius nėra, bet jų aukos yra fiksuojamos. Žmonės žūdavo susirėmimų metu. Pavienių atveju mes aptinkame dokumentuose, kad sprogus sviediniui ar sušaudymų metu pataikyta į vieną kitą civilį, kuris žūsta. Bet kariai, kurie miršta nepriklausomybės karo metu, tai kitas objektas, kuris patenka į Lietuvos mokyklų istorijos vadovėlius, tai ką jaunoji karta mokinasi, pasiėmus 2023 metais porą vadovėlių, kurie dar yra mokyklo apyvartoje, nors dabar yra visi planuojami pakeisti artimiausiu metu, mes dar aptinkame, kad viename vadovėlyje rašoma, kad nepriklausomybės kovų metu žuvo 4250 karių žuvo mirė nuo įvairiausių priežasčių, tai yra tie nuostoliai, kitame virš 3500.
nedetalizuojant mirties pobūdžio. Taigi jau mes matome, kad 2 vadovėliai, o vadovėlių yra tikrai dešimtis, jau skirtingi skaičiai, kurie mums dargi tą problemą pagilina. Karys šiuo atveju yra tikriausiai epicentre, nes karas tai yra pirmiausiai mūšis, nors aišku yra pasirengimo tą mūšį visi ilgi etapai, bet vis dėlto karys čia yra epicentre. Na ir gyvas klasikas Martinas Van Creveldas, karybos teoretikas, knygoje savo karo transformaciją yra labai, manau, išsamei ir prieinamai atskleidęs, kodėl karys kovoja. Jeigu pasiremti Klausevicu, tai karas iš esmės yra politikos tąsa kitomis priemonėmis. Politika tai yra tam tikrų interesų atstovavimas arba bandymas ginti tos interesus, tie interesai visada yra susijęs su kažkokiais ištekliais, ar tai materialiniais, ar tai simboliniais ištekliais. Na ir ką konstatuoja Martinas Van Creveldas, kad karys negali turėti ir neturi jokių interesų nei savų, nes jisai apsisprendžia ir eina į mūšį tikėdamasis, kad jis gali žūti. Taigi Martinas Van Creveldas klausia, o kokiųgi gali turėti interesų žuvęs arba miręs? Na ir jo labiau būtų absurdas, jeigu jis eina kovoti dėl kažkokių kitų interesų. Na, iš esmės formuluojama yra kario, kuris pasiaukoja bendrajam interesui, sakykime, toks vaizdinys. Na ir Albertas Camus tikriausiai yra Sizifo mite labai puikiai konstatavęs, kad nėra lemties, kurios negalima įveikti paniką. Tai yra kiekvienas, kuris yra mobilizuojamas arba atvyksta į kariuomenę savo noru, na, sakykime, tas transformacija iš civilio į kombatantą į karį, jinai gali vykti savanoriškai arba instituciškai jį priverčiant, vis dėlto jis apsisprendžia ir to apsisprendimo momentų yra labai daug, tuo metu, kai jis eina į kariuomenę arba neina, vengia, bando slapstytis, tuo metu, kai jis eina į mūšį arba iš to mūšio bando bėgti, tuo metu, kad kaunasi ar meta ginklą ir dezertiruoja. Tai tas apsisprendimas yra labai svarbus. Taigi, analizuojant karius, mes matome, kad tai yra išskirtinė grupė ir ne veltui po Pirmo pasaulinio karo visa Europa ir visas pasaulis kario žuvusio už valstybę, už tautą ir už tėvynę kultui yra skiriamas didžiulis dėmesys. Kaip prancūzų istorikas Filipas Arijas yra savo studijoje apie mirties sampratą vakarų civilizacijoje pastebėjęs, kad joks karo paminėjimas yra neįsivaizduojamas be monumento žuvusiems kariams. Taigi, kiek tų karių žuvo nepriklausomybės kare? Štai kur klausimas. Tarpukario Lietuvoje susidomėta žuvusiais kariais, aišku, karo metu jie visi buvo laidojami, ganėtinai iškilmingai, rengiant iškilmės bažnyčiose, mišios, karinis orkestras, paprastai 3 salvės iššaunamos išsirikiavusios kuopos, bet labai greitai tie kariai buvo pamiršti ir jau 22-23 spaudoje buvo žinutės pirmosios pasirodo, kad gal kas nors atsimenate, štaigi yra palaidoti kariai, jų mediniai kryžiai jau nuvirto, neliko vardų, gal kas nors žinote, o kokiegi vardai buvo šitų Lietuvos kariuomenės karių, kurie žuvo mūšiuose, prie Radviliškių ar kitose vietose. Irgi vadinasi, apie 23, 4, 5 metus yra pradėta domėtis žuvusiais kariais. Tam susidomėjimui, aišku, yra ir išorinių tokių paskatų, tai yra vokiečių karių kapų tvarkymas, Latvijos pavyzdys, Rygoje iki šių dienų yra išlikęs Bralų kapė, tai yra monumentas, kuris atsirado Pirmo pasaulinio karo metu, Latvių šaulių dalinių žuvusiems kariams, kurie tuo metu tai yra tie veci, senieji šauliai, veci strelnikai, mūšiuose žūdavo prie Rygos ir buvo laidojami Rygoje vienose kapinėse, iš ko gavosi tas visas memorialas, kurį tarpukario laikotarpiu Latvija sutvarkė, pastatė gražius, sakykime, mauzuliejų, visą tą monumentą, kuris pagarba žuvusiems kariams. Tai ir Lietuvoje yra pradedama domėtis ir iškyla klausimas, o kiekgi žuvo? Į klausimą kariuomenės štabui apie aukas karo sanitarijos skyrius atsako, kadgi mes nežinome, kiek žuvo, nes mes jų nefiksavome. Mes maždaug žinome, ir ne maždaug, mes žinome, kiek buvo sužeistų, nes mes sužeistuosius rinkome ir gydėme. Tuo tarpu žuvusiųjų mes nerinkome, dalis jų galbūt liko mūšio lauke ir buvo palaidoti priešo arba civilių gyventojų, taigi mes jų nežinome. Prasideda kelis metus trukęs darbas, bandant skaičiuoti žuvusiuosius. Iš esmės, daliniai sudarinėjo sąrašus remiantis įsakymais, kai įsakymė buvo išbraukiamas karys, kaip laikomas žuvusiuoju. Tarpukario jau metais buvo aibė istorijų, kai kariai, kurie įrašyti kaip žuvę, paaiškėdavo, kad jie yra gyvi, parašyta, kad dingęs be žinios, lygtais ir galima bandyti galvoti, kad tai yra žuvęs, bet iš tikrųjų jisai gyvas.
nes galimai pabėgo, dezertyravo, arba dalis sužeistųjų patekdavo į ligoninės, juos sumaišydavo, juos išbraukdavo iš pulko sąrašo, tokiu būdu jisai gyvas, turėdavo įrodyti, kad jis yra gyvas ir kad tai yra jisai būtent, tai tų istorijų ne viena buvo. Ir Lietuvos centrinė valstybės archyve, ieškant duomenų apie mirusius žuvusius Lietuvos karius, 26 metais jau mes aptinkame tam tikras lenteles. Pirmasis, kuriuose yra pradedami suvesti duomenys, na ir pirmas toks skaičius, tai 1394 nepriklausomybės karo metu mirė kariai. Tais pačiais metais Petras Ruseckas, o jo vaidmuo šitoje istorijoje labai svarbus, paskelbė viešai, kad nepriklausomybės karo metu žuvo ir mirė bendrai nuo įvairiausių priežasčių jau 2611 karių. Na, kaip matome, kuo toliau nuo nepriklausomybės karo, tuo aukų darosi daugiau. 1927 metais viešai jau skelbta, kad žuvusiųjų, mirusiųjų nepriklausomybės kare buvo 2677. 1930 išleistame leidinyje skirtame karo sanitarijai konstatuota, kad yra aukų 2559, iš jų 1002 nukauti mūšiuose. Tas skaičius jisai svyruoja, kinta ir auga. Na ir tikriausiai didžiausia įtaka Lietuvos istoriografijai apie nepriklausomybės karo aukas padarė vėlgi minėtas Petras Ruseckas 1937 metais išleistose dvitomėje Savanorių žygiai. Greta prisiminimų, kurie, aišku, šiek tiek buvo pakoreguoti, tinkamai atrinkti, ir žuvusiųjų vardinis sąrašas, nurodant tam tikrus duomenis, tai yra vardas pavardė, laipsnis, koks dalinys, kai kuriais atvejais iš kur kilęs, kaip žuvęs. Tame sąraše įvardėme 1444 Lietuvos kariai. Tik pasirodžius šiems knygoms, istorikas Paulius Šležas, kuris beje pats buvo nepriklausomybės karo veteranas, parašė recenziją ir ją viešai paskelbė ir toje recenzijoje kritiškai atsiliepė šią knygą ir klausė, o koksgi tikslas įtraukti į sąrašą žuvusiųjų Lietuvos karių, kurie žuvo 1924 metais, 25 metais, 1026, 27 ir taip toliau. Ir retoriškai Šležas klausė, o ar tuos nepriklausomybės karo dalyvius, kurie mirs dar ateityje, irgi įtraukinėsime į atskirus Savanorių žygių tomus, kurie šiais ateityje. Pranašiška. Jau kitais metais pats Paulius Šležas mirė, būdamas jaunas nuo ligos, na, lyg ir pats galėtų patekti į tą sąrašą. Taigi šitas sąrašas 1937 metų ir istoriko Šležo išsakyta kritika mums uždega raudoną lemputę, kad su tuo vardiniu sąrašu žuvusiųjų Lietuvos karių kažkas yra negerai. Jisai neapima nepriklausomybės karo laikotarpio, kad dalis tų žuvusiųjų yra žuvę arba mirė gerokai jau po karo, tai yra 24, 5, 6, 7. Ruseckas į tą kritiką atsako, kad jisai įtraukė visus, kuriem buvo prieinami, kurie mirė būdami tarnybos metu. Tai yra, na, iš esmės pats tas faktas, kad jis yra tarnybos metu, o jo aplinkybės ir laikas nebesvarbus. Taip susiformuoja tie skaičiai, kuriais mes iš esmės remiamės. Taigi, remiantis visų tuo, kas buvo pasakyta, kilo mintis, kad reikėtų vis dėlto praeis daugiau nei 100 metų po Lietuvos nepriklausomybės karo, žvelgiant į tai, kad Lietuvos kariuomenė vis labiau domisi savo istoriją tarpukario, tuo, kad nepriklausomybės karas arba kovas yra mokymo programų dalis pasidomėti, o kiek iš tikrųjų tų žuvusiųjų buvo nepriklausomybės kare, apsibrėžiant, kada yra tas karas, kada jis baigėsi tas karas kaip aktyvioji fazė. Pasitelkėme tam atsakymo paieškai 6 šaltinius. Tai yra minėtas Rusecko 1937 metų sąrašas vardinis, kuriame yra 1444 pavardės. Suprantama, tarpukariu nebuvo tokių technologijų, kokiomis mes esame apdovanoti 21 amžiuje, kaip Excel programa, kurią susivedus galima išrikiuoti ir atrasti, kad dalis jų yra sutaptis, tai yra iš esmės yra tas pats asmuo. Tik viena raidelė pavardėje nulėmė, kad jisai paskaičiuotas ir 2 kartus, bet iš esmės tarnavo tam pačiam pulke, mirė tą pačią dieną, tik pavardės rašyboje skirtumas. Na, tokiu būdu šitas sąrašas gerokai sutrumpėja, tai yra beveik 100 žmonių, yra mažiau atmetus sutaptis. Kitas labai reikšmingas šaltinis, galbūt visuomenėje daugam ir žinomas, Vytauto Didžiojo karo muziejuje, kriptose 1938 metais buvo įrengtos atminimo lentos. Jose daliniai išvardinti ir per kiekvieno dalinio iškalti tie, kas žuvo nepriklausomybės kovose už Lietuvos laisvę. Tose lentose ir iš viso yra 573 pavardės, mažiausiai 73 yra žuvę 1921-1923 metais. Tai yra jau tame laikotarpyje, kai vyksta konfliktas su Lenkijos pajėgomis demilitarizuotoje zonoje ir, žinoma, įskaičiuojant Klaipėdos krašto prijungimo karinę operaciją.
Lentos yra ganėtinai patikimos, nes archyviniai duomenys mums rodo, kaip Lietuvos kariuomenė ir karo muziejus įdėmiai atrinkinėjo žmonės, kurie būtų įrašomi į lentas, kiekvieną tikrino ir iš esmės 38 metais buvo aptikta kaip įtraukti į žuvusiųjų sąrašą vyrai gyvena Lietuvoje, nepriklausomai Lietuvoje, netgi gauna kario invalido pensiją, bet tuo pačiu metu yra užskaityti kaip žuvusieji. Taigi, tą sąrašą gerokai sutrumpinus, iki nepilnų 600, buvo konstatuota, kad yra tiek, o visi, teigiant to pačiu, kad tai ne visi, bet visi, kurie ateityje bus patvirtinti kaip tikrai žuvę nepriklausomis kare, bus įrašyti į knygą, kuri bus padėta toje kriptoje garbingai ir tokiu būdu tas sąrašas bus papildomas visais žuvusiais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Na, aišku, atėjusi sovietinė okupacija visą tą procesą nutraukė ir tolimesni duomenų rinkimai ir tyrinėjimai apie nepriklausomybės karą, ar jo labiau apie jame žuvusius, mirusius karius tuo metu, buvo neįmanomi. Ir po 90 metų vėlgi tais kapais yra susidomimai, nes jau tarpukariu buvo pradėti statyti, sakykime, tokie tipiniai specialaus dizaino kryžiai žuvusiems kariams. Dauguma tikriausiai esame matę kapinėse, ypatingai senesnėse kapinėse, kad jie yra. Ir 2002 metais buvo išleistas karių kapų atlasas, kuriame fiksuojamas 2453 palaidojimai su vardais, pavardėm ir kur tie kapai yra, arba buvo prieš tai. Tai vėlgi šitą tuos duomenys įtraukime. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, aišku, duomenų yra labai daug, jais buvo bandoma remtis, bet tai negalima pasakyti, kad jis atradęs viską, nes yra šimtai tūkstančių bylų, kuriuose galima atrasti įvairiausių dokumentų, kuriuose yra kai kurie sąrašai. Tie sąrašai papildo tai, ką mes žinome, bet archyvas neišsemiama vieta. Labai vertingas šaltinis tarpukario leistas karys, ypatingai pradedant 24 metais ir iki 40-ųjų, nes būdavo spausdinami nekrologai arba trumpo žinutės apie mirusius žuvusius karius, kas žuvo jau vėliau. Tai tokių mes aptikome 899. Na ir prieš metus Kultūros paveldo centras padarė internetinį portalą, kuriame yra visi tarpukario Lietuvos kariai, savanoriai ir šauliai žuvę ir jame buvo 3382, bet kadangi tai yra internetinis puslapis, jis gali būti nuolatos atnaujinamas, papildomas ir augti. Tokiu būdu gauname daugiau nei 9000 atvejų. Na, juos susisteminus ir sulyginus duomenis, nes asmenys kartojasi, gavome, kad 3843 žuvę mirė kariai, apimantis visą laikotarpį nuo 1918 iki 40-ųjų, nes norint išskirti tuos, kurie žuvo karo metu, reikia susiskaičiuoti visus, kadangi jau pats Petro Rusecko sąrašas mus klampina į šitą metodologinę, sakykime, klampinę, kadangi Rusecko sąraše yra netgi tie, kurie mirė 1927 metais mokymo metu susisprogdinę neatsargiai besielgdami su granata. Sutikime, kad tai nėra niekaip susijęs su karu ir nepriklausomybės karu jo labiau. Taigi, gavę tą skaičių, mes lygiai greičiai gavome ir kitų labai svarbių duomenų. Tai yra, kada tie kariai žuvo ir kokios yra jų mirties priežastys. Reikia pasakyti, kad Lietuvos istoriografijoje Lietuvos karių mirtis iki 1940 metų niekada nebuvo tapusios tyrimo objektu. Iš esmės, pirmą kartą pabandėme patyrinėti karių mirtis taikos metu, būtent ne dėl to, kad būtų jos mus dominusius, o todėl, kad reikėjo išskirti iš Rusecko sąrašo mirusius taikos metu ir karo metu. Bet tyrimas nuvedė visiškai netikėtą ir įdomią linkme. Pradėjus analizuoti mirčių priežastis, paaiškėjo, kokia yra plati jų paletė. Pirmiausia, tai atmetus žuvusius mūšiuose, mes pamatėme, kad yra labai kelios stambios grupės mirčių. Tai yra ligos, kurias vėlgi galima išskleisti į visą plačią paletę. Tai yra nelaimingi atsitikimai, tai yra nužudimai arba smurtinės mirtis, kaip nušovimas, patruliuojant ir panašiai. Savižudybės, kas mus gerokai nustebino, paskendimai, maudantis, mirtis dėl sužeidimų, kurie buvo patirti mūšyje. Taigi visas septynios tokios stambios grupės, na jeigu labai trumpai, tai tarp lygų aišku labai daug įvairiausių, bet ir karo metu, nepriklausomybės karo metu, ir po jo, iki pat 40 metų, dar 36, 4, 5 metais vyksta tie protrukiai. Dominuojančios yra dvi. Plaučių uždegimas su jo komplikacijomis įvairiausiomis, arba gripas su komplikacijomis. Tai čia apie trečdalis mirčių. Ir antroji labai stambi priežastis yra šiltinė. Aišku, šiltinė tai yra du tipai, arba dvi šiltinės, yra vidurių šiltinė, yra dėmėtoji šiltinė. Dėmėtoji šiltinė, jinai gal šiek tiek ir suvaldyta buvo, bet vidurių šiltinė, kuri būtent plisdavo karinėse dalinėse dėl netinkamos higienos, jinai ir 40-metyje kiekvienais metais nusineždavo ne vieną kario gyvybę, tai yra iš esmės dėl infrastruktūros. Na, dar yra tokie susirgimai kaip dizenterija, kurie jau šiais laikais kaip ir šiltinės įveikti.
Bet nepriklausomybės karo metu mes matome, kad ženklus skaičius žuvusiųjų, mirusiųjų yra būtent dėl tokių lygų. Nustačius priežastis, kodėl žmonės miršta, tada pradedame domėtis, o kokios yra sąlygos. Kad plistų vidurį šiltinė, tai kyla klausimas, o kokiegi yra higienos įpročiai, tualetų naudojimas, kokiegi tualetai. Pradėjus rinkti medžiagą ir domėtis, paaiškėjo, kad vis dėlto būklė dar ir 39 ir 40 tualetų Lietuvos kariuomenėje nėra tokia, kurie atitiktų šių dienų mūsų standartus. Mes kalbame dažniausiai apie lauko tualetus, kurie yra prižiūrimi ganėtinai prastai ir karo medicinos gydytojai kiekvienais metais visus įgulas aplankydavo ir tikrindavo karių švarą, išrengdami juos visiškai nuogai ir apžiūrėdami ir lytinius organus, ar nėra venerinių ligų ir visa kita. Ir to pačiu visos infrastruktūros, viso karinio miestelio padėtį. Tai dar tokių vietų fiksuojama, kur norint patekti į lauko tualetą, tenka bristi per šlapimą arba išmatas. Tokios būklės yra tualetas, kad viskas bėga per viršų, o palijus ypatingai viskas teka. Žinoma, yra naujų kareivinių, kuriuose yra įrengti tualetai viduje su kanalizacija. Tai yra iš esmės Lietuvos kariuomenė diegia aukštus higienos standartus. Įdomu tai, kad Lietuvos kariai karo gydytojams apklausiant skųsdavosi dėl įvairiausių dalykų. Dėl to, kad puskarininkai neišmokėjo laiku atlyginimo, kad neskanus maistas, kad gydytojas jų neapžiūri, kaip yra numatyta, kad turėtų apžiūrėti. Daugybė įvairiausių, kad maitina juos silke ir žuvimi, kuri buvo labai nemėgstama karių. Bet niekur nesiskundžiama dėl prastos tualetų būklės. Čia paskatino mus pasižiūrėti, o kokiegi yra higienos įpročiai bendrai visuomenėje. Gelbstyje 1938 metais Šiaulių aušros muziejuje parengta ir išplatinta anketa Kaimo higiena. Joje 45 klausimai, bet įdomiausias 37. Apie tualetų naudojimą būtent tuo metu, 38, 9, 400, kai buvo anketavimas vykdomas ir kaip tai buvo daroma prieš 30-50 metų. Tai yra prieš Pirmą pasaulinį karą. 19 pati pabaiga amžiaus ir 20 pradžia prieš Pirmą pasaulinį karą. Tenka konstatuoti, kad prieš 30-50 metų, tai yra amžių sandūroje, dar dominavo pavadinkime, tradicinis tualeto naudojimo būdas, kai tuštinimas buvo atliekamas už tvarto patūryje, ant kiemo, ant daržo, tvarte. Pirmo pasaulinio karo metu Vokietijos karinė administracija reikalavo įrengti tualetus, būtent siekdamas suvaldyti plintančią dizenteriją ir šiltinę. Apklausų metu 38-9 metais gyventojai konstatuoja, kad taip, tualetų daug kur atsirado būtent Pirmo pasaulinio karo metu, 15-16 metais, kai kur net ir sako, vengiant pabaudų, tai yra baudų, kurias buvo įvedusi Vokietijos kariuomenė. Na ir žiūrint į 39, 40, 38 metų padėtį, jau dominuoja naudojimasis lauko tualetais. Jų būklė pagal tą anketavimą galėjo būti ir geresnė, bet iš esmės mes matome, kad to tradicinio tualeto naudojimosi būdo, kai yra naudojamas tvartas, už tvarto patvory ant kiemo, jo jau yra labai nedaug, tai jau iš esmės pavieniai atvejai ir jau dominuoja lauko tualetai įsidiegimas. Taigi tyrimas pradėtas kaip Lietuvos karių mirusių ir žuvusių atvedė prie priežastinių ryšių ir atskleidžia mums tam tikrus gyvenimo būdus. Na, kitas maudynės, vėlgi kiekvienais metais nuskęsdavo po kelis ar keliolika Lietuvos karių, teko pasidomėti, o kokiosgi yra jų higienos įpročiai. Kariuomenės išleistos tvarkos reikalavo, kad šiltuoju metų laiku kariai 1 kartą mėnesį būtų vedami į pirtį, šaltuoju metų laiku 2 kartus mėnesį vedami į pirtį. Tuo pačiu lygiai greičiai šiltuoju metų laiku privalomai visi turėjo eiti praustis arba maudytis į atvirus vandens telkinius, tai yra ežerus ir upes, kurie buvo arčiausiai kareivinių. 1919 metais buvo parengta maudynių tvarka, kaip turėjo būti organizuojamas maudynės, kad turėjo ant kranto stovėti stebėtojai, kurie stebėtų visą tą procesą, turėjo būti atitverta tam tikra vandens teritorija, turėjo būti gelbėjimo priemonės. Ir 38 ir 39 metais daugelį įgulų tos tvarkos nebuvo laikomas ir dažniausiai dėl to kariai ir skęsdavo. Žinoma, skęsdavo dėl nemokėjimo plaukti, bet praustis reikėjo, dalis skęsdavo todėl, kad neįvertindavo savo gebėjimų plaukti ir vengdami patyčių iš savo tarnybos draugų, norėdavo pasirodyti geriau. Na, galiausiai tokie ganėtinai pramuštgalviški nuotykiai, kai šokdavo nuo tramplino, nuo kažkokios aukštumos, pataikydavo į akmenį su galva, na ir tiesiog stuburas lūždavo ir mirtini atvejai. Taigi tie skendimai vyko. Kariuomenė, aišku, diegia tą higienos klausimus statydami dušus ir statydami pirtis karinėse įgulose. Bet galiausiai 4 dešimtmečio pabaigoje viename dokumente rašoma, kad vis dėlto naujose kareivinėse dušų įrenginėti nereikėtų ateityje.
Sukrenčianti žinia, žvelgiant iš 21 amžiaus, pateikiami argumentai. Pirmiausia, kariai bijo, rašoma dokumentuose, eiti į dušus, nes jiems jie yra neįprasti. Antras dalykas, ką kariuomenė konstatuoja, kad ateityje tie jauni vyrai niekada gyvenime niekur nesusidurs daugiau su dušais, taigi pratinti juos prie to, ko jie gyvenime daugiau nesutiks, nėra prasmės. Reikia juos pratinti prie garinės pirties, kad jie įprastų, jog reikia praustis nuolatos garinėse pirtise ir taip užtikrinti higieną. Viskas būtų lyg ir gerai, pirtis tai pirtis, bet dažnai nutikdavo taip, kad žiemą tos pirtis buvo už kelių kilometrų nuo karinės įgulos. Taigi kuopai nužygiavus praustis, jinai turėdavo ir grįžti iš tų maudynių. Ir gruodžio sausio mėnesį, kasmetinis gripo sezonas, kaip ir dabar, 33 metais kariuomenė buvo sudariusi komisiją, kuri 5 metus tyrė, kodėl kiekvienais metais Lietuvos kariuomenėje prasideda peršalimų ligų proveržiai. Tyrimą atlikus buvo konstatuota, kad viena iš pagrindinių priežasčių tai yra žygiai į pirtį ir atgal. Iš esmės sušilę iš pirties išėję kariai peršaldavo ir pradėdavo sirgti. Na ir vėlgi baigdavosi dalis jų mirtinai atvejai, tai yra gripas pereinantis į plaučių uždegimą, komplikacijos ir mirtis. Antra labai svarbi priežastis tai yra rytinė gimnastika, kai kariai per ilgai buvo laikomi menkai apsirengę atviroje lauko teritorijoje, mankšta rytmetinė, kurią visi turėjo atlikinėti. Trečioji priežastis tai netinkamas apavas ar apranga naktinių budėjimų metu. Na ir kita, vėlgi, nuolatos įvardyma priežastis, netinkamas kariuomenėse palaikoma temperatūra. Pagal higienos normas tarpukario kariuomeniai normalu turėjo būti kariuomenėse temperatūra nuo 15 iki 18 laipsnių, o pandemijos atvejais, kai buvo proveržiai ligų peršalimo, ne mažiau kaip 18. Deja, gydytojai dažnai aptikdavo tokių vietų. Termometrai turėjo kabėti kiekvienose kariuomenėse, kiekvienoje patalpoje, kad atrasdavo, kad kariuomenėse yra tik plus 13 laipsnių temperatūros, mes kalbam apie gyvenamąsias patalpas. Na ir tada gydytojai konstatuodavo, kad kariai miegodami šaltose patalpose, kai kuriais atvejais prie langų, kurie neužklijuoti, neužkamšyti, per juos pūsdavo vėjas, jie peršala, na ir prasideda sergamumas. Tas sergamumas virsdavo augančių mirtingumu dėl būtent šitų ligų. Taigi šitas spektras mirčių mums parodo, kad Lietuvos kariuomenė susidūrė su mirtimis kasmet. Ir tai nėra tik tais mirtis karo metu. Surinkta statistika mums leidžia teikti, kad nuo 24 iki 40 metų, na, sakykime, 40 tai yra tik pusmetis, 49 metų, mirčių per metus skaičius sviravo nuo 31 1938 metais iki 112 karių 1925 metais. Tai yra maždaug 40, 50, 60 karių taikos metu kiekvienais metais Lietuvos kariuomenėje mirdavo. Kariuomenė buvo paprastai nuo 15 iki 25 tūkstančių karių. Na, iš esmės, šių laikų dydžio, kaip ir dabartinė Lietuvos kariuomenė, maždaug toks pats jos dydis, tiek mirčių būdavo Lietuvos kariuomenėje. Kila klausimas, jeigu 21 amžiuje Lietuvos kariuomenėje kasmet mirtų po 50 karių, būtų skandalas politinis ir ne tik. Kaipgi reagavo Lietuvos visuomenė į tas mirtis ir kariuomenė? Na, kariuomenė pirmiausia iškilmingai laidodavo, nors į namus neveždavo. Pagal teisės aktus karys buvo laidojamas artimiausiose kapinėse arba šeimos nariai galėjo atvykti patys pasimti savo kaštais ir parsivežti namo, laidoti ten, kur nori. Bet dėmesio buvo skiriama ir ikonografinė medžiaga, tai yra nuotraukų, kurių yra likę daug, yra prašymai. Paprastai ritualas mišios bažnyčioje pagal konfesiją, ar katalikas, ar protestantas, religija kokia bebūtų. Vainikai su gėlėmis ir jaustomis užrašais nuo kopos draugų, nuo karininkų, nuo puskarininkių. Palydimas ant katafalko, kai kuriais atvejais ant artilerijos pabūklo lafeto iš bažnyčios į artimiausias kapinės arba į kitos vietos, kur buvo perdodama šeimai jau vežtis. Palydėdavo paprastai tą kuopą, kurioje karys tarnaudavo. Na ir jeigu buvo laidojama, toje vietoje dargi pulko orkestras, kuris grodavo tose laidotuvėse ir 3 salvės šaunamos būtent laidotuvių metu. Čia nepriklausomai nuo mirties aplinkybių. Ar miręs nuo plaučių uždegimo, ar nuo vidurių šiltinės, ar žuvęs mūšyje. Iš esmės visas tas ritualas buvo identiškas. Visais atvejais visi tie atributai, juos mes matome ir nepriklausomės karo metu, ir vėlesniais metais, iki pat 40 metų, mes matome tuos pačius ritualus. Aišku, konfliktus su tėvais įvykdavo, tėvai kai kuriais atvejais piktindavosi, kad vaikas nėra gražinamas, jau miręs vaikas nėra gražinamas į tėviškę, reikalaudavo, kad tą sūnų parvežtų iki tėviškės, bet kariuomenė atsakydavo, kad yra patvirtinta tvarka, artimiausios kapinės karinės įgulos, arba atvažiuojate pasimti ir kad kariuomenė tokios pavėžėjimo paslaugos vėlioniams nesiūlo, netaiko ir jie nėra vežami.
Čia irgi atskleidžia mums tam tikrą, sakykime, jautrumo stoką. To jautrumo stoką galbūt parodo ir tokie pavyzdžiai, kai, sakykime, miršta karys nuo vidurių šiltinės ir kariuomenė kelis metus su tėvais bylinėjasi dėl pradangintų karinių rūbų. Uniformos, šanelio, kelnių, batų. Suma buvo įvertinta 42 litai su centais vertė. Sumaištis įneša ir tai, kad motina sako, kad tų rūbų nežino, kur jie yra, dingo. Tėvas sako, kad jie buvo sudeginti, nes sūnus sirgo užkrečiama liga. Tai dar labiau įneša sumaišties, bet tokių pavyzdžių galime atrasti, arba kad tėvai ieško apskritai, kur tas sūnus dingo, rašo laiškus graudulingus su tamstos mylistos, gal galėtumėte informuoti. Iš esmės, jautrumo stygių mes galime pastebėti. Kągi dar mums duoda tie duomenys apie mirusiuosius ir žuvusiuosius karius. Grįžtant prie nepriklausomybės karo laikotarpio, susisteminus duomenys mėnesiais apie mirusius ir žuvusius karius, mes matome tam tikras anomalijas. Pasižiūrėjus į Pirmo pasaulinio karo patirtis, vidurkis arba santykis mirusių ir žuvusiųjų, svyruojantis, bet maždaug rodo tam tikrą tendenciją. Sakykime, per visą Pirmą pasaulinį karą Prancūzijos vienam žuvusiam kariui teko 3 sužeistieji. Vienam Belgijos žuvusiam kariui teko 3,26 sužeistųjų. Maždaug yra santykis 1:3. Vokietijos atveju vienam žuvusiam yra 2,38 sužeistųjų. Vidurkis yra 2,5 vienam žuvusiam sužeistųjų visų kariuomenių, kurios dalyvavo Pirmajam pasauliniam kare. Tuo metu Lietuvos vidurkis 1919-20 metais yra gerokai kitoks. Tai yra vienam žuvusiam mes, arba mirusiam, čia reikėtų terminą naudoti mirusiam, mes turime 1,25 sužeistojo. Taigi yra perteklis mirčių. Tas mirtis paskiršius mėnesiais mes matome, kad yra 2 periodai, kurie yra iš esmės tokie klasikiniai. Kad santykis yra toks klasikinis 3 sužeistieji vienam žuvusiam mirusiam 3, 4, 2, maždaug 2,5. Tai yra 19 metų antras pusmetis, vasara ir ruduo, kai vyksta intensyvūs kariniai veiksmai su Raudonoja armija, jinai yra stumiama link Daugpilio, po to su bermontininkais. Ir antras periodas tai yra 20 metų ruduo, rugsėjis, spalis, lapkritis, kai vyksta intensyvūs kariniai veiksmai su Lenkijos Želigovskio pajėgomis. Kardinaliai skiriasi 20 metų pradžia, sausis, vasaris, kovas. Iš esmės karinių veiksmai nevyksta. Lietuvos kariuomenė aktyviai nekovoja, yra tik tais pavieniai incidentai. Bet mirčių skaičius išauga labai ženkliai. Daugiausiai tikriausiai mirė sausio mėnesį 1920 metų ir vasarį. Suminis skaičius gali siekti apie 500 mirčių, bet karo veiksmai nevyksta. Tuo metu Europoje siautėja ispaninis gripas. Jis, aišku, pasiekė ir Lietuvą. Vasarą, 19 metų vasarą, gerokai Lietuvos karių gretas šretina vidurių šiltinė. Ir kitos ligos, kurios yra susijusios su higienos stoka, ypatingai įgulose. Čia įdomu pastebėti, kad mirtingumas išaugdavo daliniuose, kurie turėjo nuolatinę dislokacijos vietose arba užnugarėje, ne fronte, nes fronte daliniai būdavo išskleidžiami plačiai per vietovę, apgyvendinami pas civilius gyventojus, tai jie nebuvo susitelkę. Ir tos infekcinės ligos plito gerokai lėčiau. O sutelkti į kareivines ir apgyvendinti po kelis šimtus ar po 1000 ir daugiau kartu glaustai prastos infrastruktūrinės būklės kareivinėse, tos ligos plito gerokai greičiau. Ir mums parodo, kad iš esmės karo metu tų nuostolių buvo ne tik tais dėl to, kad kariai kovojo fronte, bet ir dėl to, kad buvo didžiulis mirtingumas. Gydytojų kiekis yra labai ribotas, bet iš esmės pagrindinė problema tikriausiai ne gydytojai, o pagrindinė problema suvokimas, nes dalis tų infekcinių ligų buvo nulemtų higienos įpročių, tai yra kaip vartojami tualetai, kokie yra prausimosi įpročiai ir taip toliau. Vien tuos klausimus išsprendus dalis mirčių buvo galima išspręsti. Puikiai iliustruoja nepriklausomybės karo metu Salantų klebono laiškas apskrities viršininkui su prašymu gelbėti, nes aplinkui yra išplitusi dėmėtojų šiltinė. Iš esmės klebonas laiške atskleidžia, kad jisai puikiai supranta, jog reikėtų atkurti pirtį, kuri buvo Vokiečių okupacijos metais Pirmo pasaulinio karo metu įrengta, būtent skirta karių dezinfekcijai ir utėlių naikinimui, nes vidurių šiltinė plito per utėlių įkandimą, per kraują buvo pernešama. Jisai tikriausiai supranta, rašydamas tai, ką reikia daryti. Galbūt jis ir bando tai daryti, bet jam nepavyksta paveikti visuomenės. Tada apskrities valdžia išleidžia įsakus, kurie yra išlikę archyve, saugomi jų kopijos, iškabina. Nurodoma, kur ir kiek Kretingos apskrityje turi būti įrengiama viešųjų pirčių, tiesiog per miestelius išvardima 1-2 pirtis. Ir galiausiai nurodoma, kad bus pradėti skiepai, įvardyjama kaina, kiek už skiepus reikės mokėtis, 3 auksinai, neturtingi nuo skiepų atleidžiami, o tie, kas atsisakys skiepytis, tada 1000 auksinų bauda.
vėlgi kova jau prasideda institucinė, būdant pažaboti tai, kas iš esmės buvo sustabdoma paprastų higienos taisyklių įvedimu. Reikėjo išnaikinti utėlės, kurios buvo pernešėjos, blusos pernešėjos šitų infekcinių lygų, bet klebono autoriteto ir įtakos neužtenka. Klebonas yra priverstas kreiptis į civilinę valdžią, kuri įveda sankcijas, numato baudas, kad už tai bus imamasi priemonių ir pažabojama. Tai yra iš esmės, tyrinėjant mirtis ir higienos būklę kariuomenėje, mes pamatome ir kokia ta būklė buvo ir gyvenimo sąlygos buvo Lietuvos visuomenėje tarpukariu, tam tikri įpročiai taip ir atsiskleidžia. Dėkoju docentui daktarui Vytautui Jokubauskui, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresniajam mokslo darbuotojui. Laida parengta viešinant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metais programos projektą Mirčių Lietuvos kariuomenėje poveikis kariams ir visuomeniai 1918-1940 metai. Prototonai. Teigiamų energijų laida su Klaipėdos universiteto mokslininkais.